O dabar su Gandro lizdas kineziterapeutė Agnė Novickienė pakalbėsim apie pačius mažiausius. Ir dėl ko apie mažiausius, nes kai gimsta mažas, nežinau kaip kiti tėvai, bet aš jau galvau, kad mano tai bus ten genijus, talentingiausias vaikas. Nu, visi mes taip savo vaikus matom, ne? Iki kažkurio laiko, kol suprantam, kad darželį yra kas geriau dainuoja. Bet ką reiktų pradžioj gal daryti su tais mažiukais vaikais, kad lavinti juose kažkokius dalykus, nežinau, nu aišku, meilė, bet be meilės, ką dar gali tas mažas vaikas daryti, kad kažkokie gebėjimai jo jau po truputį augtų iš žaidimų gal? Taip, iš tikrųjų, tai kai gimsta kūdikis, naujagimis, tai visi tėvai dažniausiai nuperka pačias geriausias lovas, pačius išmaniausius lopšius ir visa kita. Ir visiškai nepagalvoja apie tai, kad geriausia kūdikiui yra ant žemės. Nes visa motorinė raida, jinai vystosi žymiai greičiau, kai kūdikis yra ant žemės. Aišku, guldymas ant pilvelio, bet tai yra ant kieto pagrindo ant žemės. Tai čia puikiai tinka lavinamieji kilimėliai. Lavinamieji kilimėliai yra su tokiais lankais. Tie lankai yra aktualūs maždaug tik tai iki 3 mėnesių, kol kūdikis dar mokosi kelti galvą, išlaikyti vidurio linijoje, tai labai svarbu tie žaisliukai, kurie yra pakabinti, kad jisai matytų ir keltų galvą. Niekad nesupratau, kodėl tie ir po to jau įsiardo, jie ir mėtosi visur ir aš vėl sudedu ir nematai, tik iki 3 mėnesių reikia. Taip, labai svarbu, kad jeigu perkant tokį daiktą, kad jis transformuotųsi, kad po to jisai transformuotųsi jau tuos lankus nuėmus į paprastą kilimėlį, kad kūdikiui užtektų vietos pradėti vartytis, nes jeigu yra lankai, jie ribos tada jau tą apsivertimą. Tai tada transformuojasi į paprastą kilimėlį, kad jisai galėtų vartytis. Tada, kai kūdikis pradeda sėdėti, labai gerai, jeigu kilimėlis transformuojasi į tokį kaip baseinėlį, ar ne? Ten galima pripilti kamuoliukų, kad jam būtų įdomu, kad skatinti smulkiąją motoriką, kad jisai paimtų tą kamuoliuką į ranką, kad pažintų kažkokias formas, ar ne? Tai labai svarbu, perkant tokį daiktą, kad jisai neatliktų vienos funkcijos, o būtų viename keli daiktai. Tai šitas Playgrow kilimėlis tikrai labai atitinka šitos reikalavimus, nes jisai tikriausiai nuo 0 mėnesių iki 1 metų jisai aktualus, nes dar 10 mėnesių, 11 mėnesių kūdikis tikrai dar puikiausiai žais su tais kamuoliukais, mėtis iš baseiniuko į baseiniuką. Ir aš po to mėčiau, kaip krepšį pasidarai iš toli, tiesiog ir mėtai, tai irgi labai smagu. Kaip surinkti lengviau, žinai, nes motyvacijos reikia. O ten, kas, pavyzdžiui, palapinę kažkokią dar turiu. Jinai, pavyzdžiui, palapinę, šiaip... Vaikai, kodėl nori tų būstinių visokių? Kas čia? Nenori, jie kai pradeda jau visą tą kūrybinę jų pusę, jie nori savo namus susikurti, ar ne, savo kažkokią tvirtovę, jie nori kažkokios uždaros patalpos, tai irgi labai smagu, kai gali kilimėlis transformuotis į palapinę transformuotis į kilimėlį, kad kai jie nori, jie gali atviroje erdvėje būti, kai jie nori, gali užsidaryti, gal ateis pas juos brolis sesė ir ten jie kartu kažką žais, kažkokie tai žaidimai bus lavinami, laikas kartu, kūrybiškumas, vaizduotė, tai jiems labai svarbu. Tas palapinės amžius jis tikrai visą laiką yra. Čia, man atrodo, šitas yra irgi nuo 0 mėnesių galimas iki pat 1, 2, netgi metų palapinės. Iki kol telpi, aš manau, žinai, tokios palapinės yra iki kol telpi, jos būna naudojamos. Iki kol telpi, tikrai toksai. O gerai, čia lavina, čia tokie dalykėliai, kur... kaip ir vaiko motorika ir visi, ne? Bet jeigu jau žiūrim į talentą kažkokį vaiko, ne? Jau norisi, kad jisai kažką, ten pieštuką gali duoti, bet ką dar galime? Kažkaip palavinti jau mažiukus, nuo kada tai reiktų iš vis daryti? Ar ten... Na, iš tikrųjų dabar tai yra tikrai tokia nuomonė, kad lavinti kuo anksčiau, ar ne? Ir muzikinės visokios pamokėlės vyksta kūdikiams, jau ir spektaklius turim kūdikiams, tai prašau, yra ir toksai pianinas, kuris rekomenduojamas nuo 1 metų ir jis irgi lavina ir tą smulkėją motoriką, gali kūdikis ir pats paspausti ir kažką sukurti, tai tikrai toksai muzikinio. Čia DJ Giovanio. Čia visas garso aparatas. Tai iš tikrųjų irgi labai smagu. Čia rašo ir rekomenduoja nuo 1 iki 5 metų, nes iš tikrųjų, jeigu jau sukurti kažkokį tai
muzikinį kūrinį, tai tikriausiai jau tarp 3-5 metų, bet taip vat, tiesiog smulkiai motorikai lavinti, tai galima nuo 1 metų. O ką, o vaikams, kas padeda, kas pavyzdžiui, su pirštais darosi jų, kai ta motorika jų gerėja, jie kas tiesėja? Iš tikrųjų, smulkioji motorika turi įtakos netgi kalbai. Taip, kiek vat, jinai bus lavinama nuo pat kūdikystės, tai yra mokslinių straipsnių ir darbų parašytų, kur tikrai atskleidžiama, kad turi be galo daug įtakos netgi kalbos motorikai. Ir taip pat smulkioji motorika turi įtakos ir stambiai motorikai, tai tam pačiam ir vaikščiojimui, ir sėdėjimui, ir visai. Tai čia labai svarbu, visi šitie dalykėliai. O ką dar ten pasislėpus? Dar čia yra labai toksai geras dalykas. Besimokantiems ropoti, šliaužti ir vaikščioti kūdikiams. Tai yra toksai žaisliukas su virvute, kurį, pavyzdžiui, tėvelis gali tempti, o kūdikėlis eiti paskui. Nes iš tikrųjų labai dažnai susiduriu su tuo, kad mūsų kūdikis neropoja. Kodėl? Dažniausiai todėl, kad per daug sėdi, o kad jis ropotų, reikia jį pamotyvuoti. Tai šitie tempiami, stumiami žaisliukai, jie tikrai labai motyvuoja kūdikius judėti į priekį. Tai dar plus, kad čia galima ir motyvuoti dar su figūrų įmetimu į vidų, tai lygiai taip pat irgi lavina ir smulkėją motoriką, bet labai gera ta funkcija yra, kad jį gali ne tik vaikas pats tiesiog traukti paskui save, bet ir tėvelis traukti ir vaikas tada paskui eina ir turi tokį lydinti gyvūnėlį, jį lydinti. Nes iš tikrųjų kiekvieną kūdikio tą raidos etapą irgi reikia šiek tiek pamotyvuoti. O, pavyzdžiui, dar vaikai pažįsta spalvas? Pavyzdžiui, per dalykus važaisdamas jisai kažkiek pažindinasi, jau galima sakyti, formas taip, labiau. Formas, apčiopos būdu, va čia neveltui tos formos yra ir apskritimas, ir kvadratas, ir trikampis, tai formos. Spalvos irgi, žinoma, pradžiui kūdikis juoda balta, jisai labiau atskirs, bet po to tikrai tos ryškios spalvos, jos traukia akį ir tikrai galima jau mokinti, kokios spalvos yra ten boružėlė, saulė, liūtas ar panašiai. Lygiai taip pat ir čia raudoną metam į raudoną, geltoną į geltoną, mėlyną į mėlyną. Tas figūrėlės būtent į tas angas, kuriomis spalvomis pažymėta. Bet šitas žaidimas, kai mano vaikai buvo maži, mane labai motyvavo kaip tėti, kai jau tavo mažas vaikas pataiko ar atskiria, žinai, ir tu galvoji, jau koks didelis, jau žino, kur kvadračiukai kišti. Taip, iš tikrųjų. Tai irgi toks daugiafunkcinis žaislas, kuris rekomenduojamas nuo 1 metų. Ir aš netgi sakyčiau, kad galima šiek tiek ankstėliau jau jį pirkti, kai kūdikis būtent pradeda ropoti. Tai tikrai būtų toksai motivatorius. Gerai, o jeigu, gerai, tada pabaigai galim pagazdinti. Jeigu tos motorikos vaiko neūkdom, tai kas galiausiai gali būti? Tai iš tikrųjų dabar jau dažnai susiduriam su vėluojančia raida. Jeigu kalbant apie kūdikį, tai mes turim daug papildomų priemonių, kur kūdikį padėti. Daug turim rankų, kas mums gali palaikyti kūdikį, o tokių paprastų dalykų kaip guldymas ant žemės, ant tiesiog lavinamojo kilimėlio, tai pamirštam. Tai tiesiog motorinė raida, dabar daug susiduriam su tuo atveju, kad 6 mėnesių turėtų sėdėti, o jis dar tik vartosi. Ar ne? Arba metų norėtume, kad jau eitų pirmosius žingsnius, o jis dar tik tai ropoja. Ir jau vaikščiojimas perkeltas iki 1,5 metų. Tai kas prieš tai buvo kaip ir rekomendacija metų, tai dabar jau 1,5. Tai iš tikrųjų ta motorinė raida dėl tų papildomų priemonių gali šiek tiek vėluoti, o tokių neturėti lavinamojo kilimėlio ir nepaguldyti ant žemės, tiesiog. Negailėkit, paguldykit tą vaiką ant žemės ir pažaiskit. Ir galvoju, nebūtinai tas auklė YouTube'as turi atkeliauti namus, gali atkeliauti daug geresni žaislai ir po to nereiks graužtis, kad jūsų vaikas kažko nedaro ar nedadaro, ne? Taip. Taip va. Labai ačiū.